Kaip jums atrodo, ar vaistažolės jumis gydo? Daugelis čia homeopatų turbūt, vaistininkų sakys, taip, gydo, gydė. Ir dabar ateis laikas, kai jūs suprasit, kad vaistažolės tai nėra augalas. Ir ne kiekviena vaistažolė, jeigu jinai savęs jums neaukoja, jūs neturi teisės jos naudoti. Ir neturi teisės. Kodėl? Apie ką? Apie kokią teisę aš kalbu, ne? Apie visatos teisę. Todėl, kad augalai tampa kaip žmonės. Civilizacija augalų tampa žmonės. Vat nevaikščiojantis be galvyčių, be kojyčių, be rankyčių, bet jie tokio pačio lygmens. Ir vienintelis mūsų įsigelbėjimas, kad tai yra ant, kaip sakyt, meilės energetikos lygmens sukurto materiją, kuri turi pasiaukojimo įdiegtą mechanizmą. Ir tokiu būdu jinai duoda savo galią. Jeigu jūs galvojate, kad vaistininkas pririnkę žolelių jums sukurs gerbūvį, pagydys jumis, galvokit dar kartą. Gydo ne žolė, o gydo vaistininko energija. Taip, kol jisai išsibaigs, nes jis ima be paklausimo. Dažniausiai vaistininkai ima augalus be paklausimo. Nes kiek vaistažolių parduodama, paimama už juos pinigus. Tai vat supraskit, kad vaistažolė tai yra gyvas mechanizmas kaip žmogus. Ir jeigu jūs jį naudojat savo sveikatai pagerint, klausimas, kas pirmesnis, jūs ar augalas. Daugelis rėksit, mes. Tikrai, ar tikrai, kas senesni planetoje? Kiek civilizacijų buvo, augalai išlieka? Tai pagalvokite dar kartą. Apie visą tai mes kalbėsim webinare. Apie augalus, apie žmogų, apie pasaulį. Apie religijas, jeigu norit. Jeigu dar neatsibodo, kad jumis valdo. Apie visus valdymo mechanizmus. Ir visas šitas žinias jūs webinare išgirsit, o norint įvaldyti, ateikite į mano mokyklą. Mokykla skirta tik tai tiems, kurie nori sukurti savo pasaulį. Nereikalinga kurti kitų pasaulių. Sukurkit savo ir viskas pas jumis bus gerai. Norite apie tai sužinoti, išmokti, ateikite. Išmokinsiu. Laukiu visų. Sėkmės.